Dainių šūkys. 3 paršiukai, spirabyra ir sugižęs pienas. 7 skyrius. Pavojinga profesija. Karvė išklausė paršiuko ir triušio pasakojimą. Gerai, reikia jam kažkaip padėti, Sutiko karvė. bet gydytojo čia nereikia. Įstrigusią uogą iš dantų gali ištraukti ežiukas. Aš? Nustėro ežiukas. Tu, žinoma, o kas dar gali į lokio nasrus įlipti? Tu mažiausias iš visų ir su spygliais. Taip, teisingai. Tu mažiausias. Pritarė triušis pastatęs ausis. Bet kad aš negydytojas, sumišo ežiukas. Žinai, grybus rinkt moki? Moki, va. Tai viena koja jau esi tas stomatologas. O tai va. Ežiukas apsidairė. Aš nesu ne vieno grybo radęs. Suskubo teisintis arčiau stovintis bezdulis. Gerai jau, gerai. Nusileido ežiukas. Ištrauksiu. O tu, žinai, tik gal pradžioj nusiplauk rankytes. Murzinos kažkokios. Jos visada juodos, bandė prieštarauti ežiukas. O vis tiek plauti reikia. Nukirto Marculė. Ir dar kojytes. Ir rankytės, ir kojytės. Ežiukas burbėdamas nuėjo prie upės. Paršiukai pašiurpę spoksojo, kaip jis įbrido į ledinį vandenį ir ėmė praustis. Niekada negalėčiau būti gydytoju. Tikrai. Sušnibždėjo Knysliukas. Bezdulis pritariamai linksėjo galvą. Čia tik pašauktieji gali. Na, užteks. Sustabdė ežiuką karvė. Ausų nesiplauk. Ežiukas sunkiai atsiduso ir nukabinęs nosį nuėjo per sniegą prie gulinčio lokio. Gali išsižioti, tarė jis Baltumui. Baltumas paklusniai pravėrė nasrus. Nebandyk susičiaupti. Pagrasino Marculė. Lokys pavartė akis. Lipk, ežiuk, nebijok. Stumtelėjo ežiuką karvė. Ežiukas akimirką delsė. Šalia milžiniško baltojo lokio jis pasijuto toks vienišas ir menkas. Mes su tavim. Aha, mes su tavim. Padrasino jį, tolėliau atsitraukė paršiukai. Ežiukas giliai įkvėpė oro ir žengė į lokio nasrus. Paršiukai užsidengė akis. Tik žinok, neįdurk lokiui liežuvį, neįdurk. Šūktelėjo triušis. Pasistengsiu. Ar jau? Sunerimo karvė. Tuoj. Nusižiovavo ežiukas. Jau beveik. Na, kaip ten? Paskaudo akis užsimerkusiam triušiui. Ežiuk. Sunerimo Marculė. Bet taigi jis užmigo. Išdrįsęs žvilgtelėti į lokį, tarė bezdulis. Kas užmigo? Praplėšė akį niurzga. Ežiukas. Užmigo ieškodamas uogas? Negalėjo patikėti Knysliukas. Triušė, eik. Stumtelėjo spirabyrą. Dabar tu mažiausias. Bet aš neturiu spyglių, neturiu. Eik tik tai, neatsikalbinės dėl smulkmenų. Triušis atsargiai prisėlino ir timtelėjo už ežiuko kojytės, išlindusios tarp lokio dantų. Nusižiovavo ežiukas. Tu tas uogą ištraukiai? Pralemeno triušis. Jau. Vėl nusižiovavo ežiukas ir visas apseilėtas iššoko iš lokio nasrų.
ištraukė. Oi, o dabar eik praustis. Liepė Marculė. Ežiukas paklusniai nutipeno prie upelio. Ne, gydytojo darbas tiesiog nesuvokiamai sunkus. Nusekė jį žvilgsniu bezdulis. Lokys atsisėdo, pamalė liežuvį burnoje ir jos nukis nušvito. Nebeskauda dabar ir valgyti norisi. Apsidairė Lokys. Karvė nurijo seilę. Tai tu tikras kalėdų senelio Lokys? Paklausė sugrįžęs ežiukas. Taip, tikras. Linktelėjo Baltumas. O tai gal aš galiu eilėraštį padeklamuoti tau? Man? Sumišo Lokys. Na taip, tugi kalėdų senelio palydovas. Baltumas truputį suglumęs dirstelėjo į karvę. Marculė truktelėjo pečiais. Lokys vėl nuleido žvilgsnį į ežiuką. Ežiukas stovėjo, spigindamas į jį akimis. Sakyk. Atsiduso Lokys. Galiu tau ant kelių. Baltumas nespėjo atsakyti, o ežiukas mikliai plium ir užsiropštė ir ėmė deklamuoti. 3 vištos prie didelio stalo sėdėjo, kalbėjos, kaip lapina vakar regėjo, kokia uodega, koks smailas jos snukis, kaip lenda visur, ar tik nebus jis pasiutęs. Žiūrėjau į jas ir seilėmis taškės, akis raudonos jo buvo kaip braškės. Gerai, kad šuva jį užuodė staiga, nes būtų užkrėtęs, liga negera. 3 vištos prie stalo medinio sėdėjo, tylėt negalėjo, o gal nemokėjo. Kalbėjo, koks oras ir kokios auks pupas, bet apie lapinos snukį mintys jų sukas. 2 vištos tą rytą prie stalo sėdėjo, viena jų pas lapiną naktį išėjo, palikusios 2 sunerimo staiga. Gal susirgo ir jos liga mirtina? Visi klausėsi nuščiuvę. Na, o kas tave išmokė tokių eilėraščių? Pirmą tylą nutraukė karvė. Pats sukūriau. Valiukiškai nusišypsojęs pasigyrė ežiukas. Aš ir daugiau moku, galiu padeklamuoti. Oi, užteks. Nukėlė nuo kelio ežiuką Lokys. Galėsi kalėdų seneliui deklamuoti. Tu man geriau pasakyk, o kas tos vištos?